Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 130 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie kodų dekompiliaciją. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jeigu mes pažiūrėsime į C#, tai mes galim atskirti du C#. Vienas C# tai aukšto lygio C# ir kitas tai žemo lygio C#. Ir aukšto lygio C# turi daug konstrukcijų, kurios yra perrašomos į žemo lygio C# kompiliacijos metu. Tai mes parašym tokį kodą ir naudojant dekompiliacijos programas galim pažiūrėti, o koks yra žemo lygio C# arba išvis IL kodas, į kurį bus sukompiliuotas mūsų C# kodas. Yra daug dekompiliacijos programų, bet populiariausios tai ILSpy ir .pig. Ir jeigu mes perėsime dekompiliacijos programėlę, tai pamatysime, kad čia pas mus dviejų eilučių kodas buvo perrašytas į va tokį kodą. Tai iš kairės pusės pas mus yra high level C#, iš dešinės pusės pas mus yra low level C#. Visų pirma, mes matome, kad top level statementas yra dalis high level C#. Tai nors mes ir nematome, kad čia pas mus yra main funkcija, vis tiek tas visas kodas bus patalpintas viduj mūsų static main funkcijos. Toliau mes matome, kad nuskaitome stringą, tikrinam, ar jis yra nulis, ir jeigu jis yra nulis, prie stringo mes priskirsime input was null ir tada išvesime tą tekstą. Na ir jeigu mes parašysime truputį daugiau kodą, tarkim pridėsime tokį ifą, tai pamatysime, kad viduj jau atsiranda ternarinis operatorius vietoj null check operatoriaus. Ir čia, kaip matote, atsiranda papildomas stringas, su kuriuo mes dirbsime. Kam mums išvis reikalingi tie dekompiliatoriai? O tam, kad mes galėtume pažiūrėti, kaip atrodo mūsų low level kodas. Mes galim pažiūrėti, ar yra ten papildomos alokacijos, ar jų nėra. Ar ten optimalus kodas yra, ar nelabai jis. Taip pat mes galim išsiaiškinti, o kaip išvis veikia vieni arba kiti dalykai C#. Tarkim, jeigu mes parašysime tokį kodą, tai mes galim pastebėti, kad dėl to, kad masyvas turi indeksus, mes galim sukonvertuoti mūsų for each ciklą į for ciklą. Ir taip jis veiks daug greičiau, negu for each ciklas, kuriam reikia papildomos alokacijos enumeratoriui, kuris ir praeis pro visus elementus. O jeigu mes pasakysime, kad tas masyvas pas mus turi būti išsaugotas kaip enumerable tipas, tai pas mus jau atsiranda try finally blokai, pas mus yra for each ciklas konvertuojamas į while ciklą ir po to mes tikrinam, ar tas enumeratorius pas mus yra disposable. Ir jeigu jis disposable, tai mes atlaisvinsim resursus. Ir taip mes galim tikrinti, į ką yra perrašomas mūsų high level C#. Tarkim, dar pažiūrėsime, kaip pas mus atrodo using blokas. Na ir usingas irgi pas mus yra išpakuojamas į try finally bloką. Tai mes bandome sukurti stream readerį, jeigu išeina, tai mes atliekam tam tikrus veiksmus, kurie pas mus yra viduj using bloko, ir po to mes turime disposinti mūsų managed resursą. Tai dabar jūs žinote, kad prieš kompiliuojant programą, high level C# yra paverčiamas į low level C#. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.